Labiau dabar šituo pasisakymu norėčiau kreiptis į tuos šimtus gyvūnų globėjų, gyvūnų teisių gynėjų, kurie man ir visiems Seimo nariams susijaudinę rašė, kad palaikykite Vytauto Sinicos projektą, kuris gina gyvūnų teises. Prieš porą mėnesių man skambino viena mergina iš Tuščių Narvų, irgi bandydama įtikinėti, kad reikia palaikyti šitą projektą. Aš jos paklausiau, ar ji yra už žmogaus teises. Taip sako, aš už žmogaus teises. Ar jūs esate už religinės teises, kurios taip pat yra žmogaus teisės? Jis sako, taip. Tai sakau, ar jūs suprantate, kad šitas įstatymas gina savotiškai, na taip kaip supranta Vytautas Sinica, gyvūnų teises, bet pažeidžia žmonių teises, tam tikrų žmonių grupių teises. Ir todėl aš jai pasakiau, kad aš nelinkęs palaikyti šito projekto. Nors gyvūnų teisės yra mano darbotvarkėje, priešingai negu Vytauto Sinicos, kuris pats pripažino, kad jis niekada nėra kalbėjęs apie gyvūnų teises. Tai gerbėmieji, turime suprasti, kad šitas projektas yra tam tikra manipuliacija. Kalbant apie gyvūnų teises, kurias bando ginti žmogus niekada tuo klausimu nepasisakęs, iš tikrųjų mes bandome pažeisti tam tikrų religinių bendruomenių teises. Jų teises į religinės apeigas bei ritualus. Todėl klausimas, ar čia ginamos gyvūnų teisės, yra, mano manimu, beprasmiškas. Čia yra bandymas atakuoti tam tikrų tautinių grupių religinės teisės bei ritualus. Papildomai pasakysiu, šitam projektui nepritarė Žemės ūkio rūmai, nepritarė Žemės ūkio taryba ir nepritarė Lietuvos verslo konfederacija. Nepritariu Vytautai ir aš, nors patį už nuoseklumą vertinu. Kolegos nuomonės sakytos, prašom apsispręsti balsuojant.